Kaip įsteigti norvegišką uždarąją akcinę bendrovę, tą vadinamą aksjeselskap? Tai norvegiškos UAB steigimas atrodytų šitaip. Visų pirma, norvegišką uždarąją akcinę bendrovę, ko gero, įsteigti sudėtingiausia iš visų įmonės formų. Tačiau šiek tiek pasistengę jūs ją tikrai įsteigsite. Norvegijos registrų centro Brønnøysundregister mokestis už norvegiškos aksjeselskap steigimą būtų 5570 kronų. Tas truputėlį kinta kiekvienais metais, didėja šiek tiek. Tai jei pateiksite dokumentus elektroniniu būdu per Altiną, bus ta kaina, o jeigu siūsite dokumentus popieriuje, tai bus 6797 kronos. Norvegiška uždaroji akcinė bendrovė privalo turėti valdybą iš mažiausiai vieno žmogaus. Įmonė gali turėti direktorių arba jo neturėti. Na, mes rekomenduotume jį turėti tiesiog tokiais valdymo patogumo tikslu. Paštu jūsų įmonės steigimo dokumentus teks siųsti, jei bet kuris įmonės pareigūnas, ar tai būtų direktorius, ar tai būtų valdybos narys, neturi norvegiško asmens kodo, na taip vadinamo D numerio arba Födelse numerio. Jeigu jo neturi akcininkas, nieko tokio. Kad įsteigtumėte norvegišką uždarąją akcinę bendrovę, turite paruošti štai tokius dokumentus. Samordnat registermelding del 1, įmonės steigimo sutartį, įmonės įstatus ir turėdami visus šituos dokumentus, jūs einate į banką ir atsidarote kaupiamąją sąskaitą. Tada jūs įmokate 30 000 kronų ir gaunate banko pažymą apie įmokėtą kapitalą. Dokumentus siunčiame į Norvegijos registrų centrą Brønnøysundregister arba pateikiame per Altiną. Jei viskas gerai, tai po kelių savaičių gausite įmonės pažymėjimą, registro išrašą iš Norvegijos registrų centro Brønnøysundregister, liudijantį apie įregistruotą akcinę bendrovę aksjeselskap. Registro išrašą parodysite bankui ir jis leis naudotis pinigais esančiais įmonės kaupiamojoje sąskaitoje. Na, praktiškai kaip Lietuvoje. Mes jums padėsime su steigimu ir apskaita. Jeigu jūs neturėtumėte šitam procesui laiko, tai mes jums galime padėti. Už šitą paslaugą mes paprašytume 3000 kronų plus pridėtinės vertės mokestis, viso tai bus 3750 kronų ir už tai paruoštume visus reikalingus dokumentus. Jums reikės atlikti tik vieną veiksmą, tai yra įmokėti įmonės kapitalą banke ir gauti pažymą, kad jį įmokėjote. Aplankyti banko už jūs mes negalime, kadangi bankas nori pamatyti jūsų dokumentus, ta prasme pasikalbėti su jumis asmeniškai. Bet kokiu atveju aplankykite mūsų puslapį www.kontus.no ar paskambinkite žemiau nurodytais telefonais.